Vakarų Virdžinijoje gyvena tokia šeima pavarde Whitakeriai. Jie pasaulyje išgarsėjo prieš maždaug 3 metus. Tai labai unikalus fenomenas, dėl to, kad dauguma šeimos narių dauginasi tarpusavyje ir yra susiję genetiškai. Šiandien papasakosiu apie labiausiai išsigimusią šeimą pasaulyje. Šią šeimą atrado amerikietis filmų prodiuseris Markas Laita. Tuomet jis važinėjo po apylinkes ieškodamas įdomių žmonių fotografijai. Susidomėjęs Whitakerių neįprastu gyvenimu ir šeimos medžiu, nusprendė tai iliustruoti nuotraukomis, o vėliau ir dokumentika. Dabar šeimoje yra virš 10 asmenų, tačiau namuose bendrauti pavyksta tik su 3. Kiti gyvena kitur, yra kūdikiai arba bendrauja sunkiai. Pavyzdžiui, senolis vardu Rėjus komunikuoja niurzgėdamas ir lojimo garsais. What is it, Ray? What is that? Was it a snake? Oh no. Was it a snake, Timmy? Was it a snake? Pats nemoka pasakyti nei žodžio, tačiau jis žiūrovams iš visų įdomiausias, todėl dėmesio jam skiriama daugiausiai iš visų šeimos narių. Su juo bendrauti sunku ir ne tik dėl kalbos, bet ir dėl būdo. Jis greitai susinervina, pabėga, daug rėkia, pradeda svaidyti ir trankyti daiktus. Kiti šeimos nariai kiek daugiau išsivystę, geba suprasti ir atsakyti į klausimus. Kai kurie net yra baigę po kelias klases. Visoje šeimoje mokyklą baigia tik vienas. Tiesa, nežinia, ar nors vienas iš jų nėra protiškai atsilikęs. Ray, have you seen a crystal before? That's for healing. Do you like it? That's yours. That's rose quartz. It's nice, right? It's for your heart. For your heart. Šeimos nariai yra gerokai apsigimę, žvairomis akimis, keistesniais kūno sudėjimais ir sveikatos problemomis. Jie negeba atlikti paprasčiausių namų ruošos darbų, gyvena antisanitarijoje ir betvarkėje, vangiai užsiima asmeninę higieną, neskalbia rūbų. Šokiruotas tokiu nepritekliumi, fotografas Markas šeimai surinko $75 000 auką. Kartais juos aplanko, apiperka, nuveža į parduotuvę, atveža maisto bei drabužių. Whitakeriai gyvena mažame atokiame miestelyje kalnuose. Ten yra registruoti 779 žmonės. Užklydėlių šeimos nariai nemėgsta. Čia dažnai atvažiuoja pasijuokti norintys smalsuoliai. Jiems būna pagrasinta lazdomis ar skriejančių batu. Juos taip pat saugo ginkluoti aplinkiniai kaimynai, kurie nedvejoja į prašalaičius nukreipti savo šautuvų. Nors Whitakerių giminės medis nėra tiksliai žinomas, nelabai yra kam jo papasakoti, bet manoma, kad čia santykiavimas su šeimos nariais prasidėjo jau nuo senų laikų. Pagal įrašus atskleidžiama, kad pirmieji 1840 susikryžmino tokie Džordžas ir Elizabeta. Jie buvo pusbrolis ir pusseserė. Kartu jie turėjo 7 vaikus. Keletas iš tų vaikų taip pat susituokė su savo pusbroliais. Ir tas iki šių dienų dėjosi iš kartos į kartą. Kraujomaiša pas juos tapo tradicija, kurios pasekmes matote patys. Daug šeimos narių mirė nuo širdies smūgio, plaučių ir kitų organų disfunkcijų. Ši istorija žmonės labai sudomino, nes tokius dalykus dažniausiai galima išgirsti tik iš gilios istorijos, kai kilmingieji galvojo, kad besidauginant su šeimos nariais bus išlaikomas jų tyrumas ir mėlynas kraujas. Nors iš tikrųjų žmonių poravimasis su genetiškai artimu labai padidina riziką jų vaikams paveldėti žalingas DNR sekų formas, kas sukelia sunkes genetinės ligas ir įvairias protinės negalias.
Žmonėms reikia genetinės įvairovės, taip jie išvengia neigiamų pasekmių, geba žengti į priekį evoliucijoje, o jų ateities kartos lengviau prisitaiko, būna sveikesni ir ilgiau gyvena. Įdomus faktas, kad daugelį Europos šalių, kartu ir Lietuvoje, kraujomaiša nėra draudžiama, tačiau yra tokių valstybių, kur už tai gali būti patupdytas į kalėjimą. Ačiū, kad žiūrėjote šį mano kiek neįprastą epizodą. Tikiuosi, jums buvo įdomu. Nepamirškite prenumeruoti mano kanalo ir paspausti mygtuko patinka. Iki kito karto.